atkreipdėmėsi į vieną galimą scenarijų Škotijos nepriklausomybės reikalo. O scenarijus yra toks, kadangi visos rezervinės valiutos yra apsunkintos skolomis ir skolomis jau nebegrąžinamomis, tie, kurie realiai valdo šį pasaulį, kurie kontroliuoja trilijonus, jiems iškyla klausimas, kaip išsaugoti savo grynųjų pinigų perkamąją galę būsimos galimos griūties akivaizdai. O kad griūtis tų rezervinių valiutų yra įmanoma, apie tai šneka kuo toliau, tuo garsiau iš visų pusių. Ir paskutiniai tie įvykiai, sakykime, su Rusijos-Kinijos projektai, swapiniai susitarimai tarp valstybių, kurie apeina rezervinių valiutų zoną, jie tik patvirtina, kad mes artėjame į kažkokį tai virsmo tašką, grinai finansiniai pasaulio sistemai. Ir dabar įsivaizduokit, kad jūs turit ne tik fabrikus ten ir kažkokius aktyvus akcijų pavidalu, bet jūs turite ir grinų pinigų. Kaip išsaugoti jų perkamąją galę? Antram pasauliniam kare Šveicarija atliko tokios šalies vaidmenį. Ten buvo pervedami pinigai, Šveicarija buvo neutrali, visi tą neutralumą gerbė ir ten buvo galima išsaugoti savo pinigų perkamą galę, sulaukti pokarinės kažkokios ramybės ir atgal gražinti to savo pinigus, išversti tą valiutą, kur jau funkcionuos nurimusioj atmosferoje įvairiose šalyse. Dabar įsivaizduokit, kad vėl artėja virsmas, jūs operuojat didelėm sumom grinų pinigų, jūs esate iš tų, kurie realiai gali daryti pasaulyje įtaką, iš tų ten kelių šimtų šeimų, tarkim. Kaip jum elgtis? Kur jum paslėpti tos pinigus? Net nepaslėpti, kur išsaugoti jų perkamąją galę? Ir štai atsiranda tam tikras scenarijus, kad Škotija, kaip viena iš svaro sterlingų šiandieną dalyvė, pinigas, svaras sterlingas ir jos pinigas, jinai gali arba svaro sterlingo bazėj daryti, arba apskritai savo naują valiutą sukurti. Bet išeidama iš tam tikrų ten su svaro sterlingų susijusių pradinių dar kūrimo stadijų, ten reikėtų apie detalės kalbėti. Esmė yra tame, trumpai šnekant. Škotija, nauja valstybė, naujas piniginis vienetas, į kurį yra nukreipiami va tie pertekliniai pinigai ir ta valiuta nauja Škotijos yra neapsunkinta skolomis. Ir jeigu tie pasaulyje įtakingieji žmonės nutars tą Škotiją laikyti va tą tokią užuovėją, naująją Šveicariją, pinigų prasme, pinigų perkamosios galios išsaugoma prasme, vat jums ir yra interesas, vat jums kas gali stovėti už Škotijos, šalia, aišku, škotų tautos dalies noro iš tikrųjų gyventi atskirai. Tai nereiškia, kad tai yra tik vienas dėmuo, bet štai yra jų interesas, tautos, dalies tautos, tada kažkas pamato, kad ant šito galima padaryti gešeftą, sukurti skolomis neapsunkintą naują rezervinę valiutą. Ten pervesti savo tos perteklinius pinigus, tada sulaukti griūties, to virsmo ir kai viskas nusistovės, tada jau grąžinti atgal. Štai jau vienas iš motyvų, bet dar sykį kartuoju, galit sakyti, kad yra sąmokslo teorijos, kad tai yra pletka ir aš to neneigsiu. Ir yra dar vienas aspektas, kalbant apie Škotijos nepriklausomybę potencialę. Tai čia galima prisiminti ir būsimą Katalonijos referendumą, ir Venecijos klausimą atsiskyrimo, ir Bavarijoje prasidėjo kalbos Vokietijoje, kad gal ir mes galėtume, ir Prancūzijos Bretanė. Ir čia aš jau esu tą ne vieną kartą sakęs, čia sutampa interesas ES kūrėjų, to projekto, ES kaip visumos, sutampa interesai, sakykime, su Katalonijos gyventojais. Nes ES yra žymiai naudingiau suskaldyti tas istorinės valstybės su savo istoriniu agregoru, kuris niekada nepasiduos arba sunkiai pasiduos kažkokiem ten Briuselio komisarams arba mūsų dabar va ten Vyteniui Andriukaičiui. Tai dabar Vytenis Andriukaitis spręs, sakykime, Ispanijos valstybės klausimus arba Vokietijos. Natūralu, kad šitos valstybės, va, dėka to savo istorinio agregoro, jos nepasiduos Vyteniui. Ir tiems, kas ten už jo stovi. O kaip galima tą procesą padaryti valdomu? Suskaldai tas istorinės valstybės į gabalus. Visai kita yra plokštelė, suprantat? Ir čia sutampa interesai ES projektų kūrėjo ir
tų, kurie nori išsaugoti tą projektą, ir, sakykime, Katalonijos gyventojų. Šitam etape interesai sutampa. Na ir aš jau esu ne vieną kartą sakęs, yragi net ta vadinama regioninė Europos politika. Tai šita politika jau yra ten 10-15 metų, jau yra žemėlapiai nupiešti, kaip ta Europa galėtų atrodyti, kaip tie regionai ten galėtų būti. Kur čia yra esmė tos regioninės politikos? Valstybės yra suskirstomos ne pagal tos valstybės regionus, o pagal ten to Briuselio biurokratų, ir tas regionas kontaktuoja su Briuseliu tiesiogiai apeidamas sostinį. Ir po truputį valstybės vaidmuo pasidaro toks išplautas, o to Briuselio centro stiprėja. Ir aš, būdamas Briuselio komisaru arba, sakykime, iš tų žmonių, kurie nori, kad tas projektas gyvuotų, aš irgi tai padaryčiau. Tai mano akimi žiūrint yra vienintelis įmanomas būdas išsaugoti ES projektą. Tai būtent tas skatint separatistinį judėjimą maksimaliai tose, ypatingai Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, nes ten yra šiaurės ir pietų Italijos konfliktas. Ir sakau, yra ir pačių žmonių noras, bet ir sutampa interesai. Tai dėl to Škotijos referendumas, aš nenustepsiu, kad jis laimės, nes parama gali būti įvairialypė. Vat ir iš tų patikrųjų pasaulio šeimininkų pusės, ir iš ES projekto kūrėjų. Nors tam tikrą prasme arba didžiai dalimi jie sutampa šiuo atveju. Šitie interesantai. O to, jeigu jisai bus neigiamas, jeigu žmonės kitaip nuspręs, tai be abejo, šitam etape tai bus neaktualu. Bet išlieka Katalonijos ir kitų dar projektai.